Labas, su tavim vėl gyvenimo dizaino laboratorijos video pusryčiai ir mūsų šiandienos svečias Martynas. Labas. Atgauk savo tikrąją galią dalyvis ir šiaip įdomus žmogus, su kuriuo susipažinsim dabar įdėmiau. Tai trumpai, tiems, kas tavęs nepažįsta, gali prisistatyti? Mano vardas Martynas, kaip jau žinote, gyvenu Vilniuje, dirbu finansininko darbą vienoje įdomioje įmonėje. Laisvalaikiu mėgstu į gamtą pažygiuoti, pavyzdžiui, šiaip pakeliauti. Trumpai tavo istorija, kur augai, ką mokys, ką baigiai, tokie stambus blokai. Tai augau visą laiką gyvenau Vilniuje, mokiausi mokykloje, kuri yra prie pat mano namų, Šeškinės vidurinė mokykla. Baigiau Vilniaus universitete ekonomiką. Super. Kaip atėjai į gyvenimo dizaino laboratoriją? Kaip apie ją sužinojai ir kodėl atėjai čia? Gyvenimo dizaino laboratorija, aš manau, kad visiems dalyviam jos tai yra toksai kaip žingsnis pakeliui į kažkur. Aš irgi prieš kelis metus pradėjau ieškoti, galvoti, kaip čia ką tokio, sakykime, įdomaus nuveikus gyvenime. Ir tiesiog pradedi domėtis tokiais dalykais ir atrandi kažkokiu tai galų gale nuorodų internete, kur paspaudi, kažkur užsiregistruoji, pradedi gauti laiškus, tave ten pakviečia ir galų gale atsiduri štai kažkokiam tai renginyje ar kažkokiam kurse. Supratau, jėga. Ir tokiu būdu atsidūriau. Tai yra, sakykime, iki gyvenimo dizaino laboratorijos pas mane irgi buvo gan ilgas kelias iš tikrųjų. Tai ilgas kelias. Ir tame kelyje kažkokie būna, kaip aš vadinu, virsmo taškai. Man visą laiką yra labai įdomus, nes aš pats asmeniškai turėjau virsmo taškų, kai tu keliauji vieną kryptim, darai vienus dalykus, turi vienus įpročius ir staiga kažkas nutinka, kažkokia istorija, kažkokia knyga, filmas, nežinau, žmogus ir tu pradedi keliauti visiškai kitą kryptim. Buvo tokių dalykų, galėtum atsekti jų? Tokių labai radikalių tai nepasakyčiau, bet visada yra tam tikri natūralūs virsmo taškai, kurie atsiranda gyvenant mūsų visuomenėje. Kaip, pavyzdžiui, ten baigi mokyklą, pradedi eiti į universitetą, viskas kitaip. Į universitetą pradedi dirbti irgi viskas kitaip. Geras, labai, nepagalvojau apie tai anksčiau. Tai čia natūralūs tokie virsmo taškai, kuriuos kiekvienas žmogus gauna ir skirtingi žmonės skirtingi šitus dalykus išgyvena. Nes, pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie labai nori stabilumo ir universitete, kai kas pusę metų pasikeičia visi dalykai, kuriuos tu mokaisi, tai yra baisus stresas. Kai kam tai gal ir visai nieko, pavyzdžiui, man tai patinka. Iš tikrųjų, kai daug keičiasi, tai gal kaip tik dabar mano gyvenime taip mažiau pokyčių, gal truputį trūksta. Bet jeigu apie tai, kokie virsmo taškai yra buvę, tai sakykime, vienas toks dalykas, pradėjau aš labiau domėtis, sakykime, žygiais į gamtą. Aš visada sakydavau, kad aš tai mėgstu leisti laiką gamtoje ir taip toliau, bet anksčiau tai buvo tik žodžiai. Ir pradėjau iš tikrųjų daugiau domėtis šitais dalykais, dažniau išeiti, lankyti įvairias Lietuvos vietas, ten sėdi traukinį, kažkur nuvažiuoji, aplankai, labai smagu. Ir iš tikrųjų pasikeitė mano laisvalaikis, daugiau laiko iš tikrųjų praleidžiu gamtoje. Ne tik sakau, kad man patinka, bet aš iš tikrųjų tai darau. Irgi toks virsmo taškas, kai pradedi pats daryti tuos dalykus, kurie tau patinka laisvalaikio metu. Geras, labai įdomu. Porą dalykų tai. Gal gali atsekti, nuo kur tai prasidėjo? Kada įvyko tas lūžis, kai tu sakai, jo, man patinka gamta, bet šiaip tai sėdžiu ant fotelio ir praeinu per parką, ne? Ir paskui staiga, blemba, man ne tik patinka gamta, bet aš ir tiesiog susikraunu kuprinį ir išvarau. Kas nulėmė tą skirtumą? Vėlgi, neatsitinka tai taip staigiai, kad vieną dieną atsikeli viskas šiandien, bet susikaupia tam tikra patirtis. Dalis tos patirties yra, pavyzdžiui, mano dalyvavimas tokiame projekte Misija Sibiras, gal kaip teko girdėti. Tai ten yra 2 savaičių išvyka į Rusijos miškus. Tai tikrai ten tos gamtos prisižiūri, prisibūni. Ir ta patirtis, aš ją kažkur tai nešiojausi ir kažkaip visą laiką ten su draugais išeini, kažkur pasėdėti, ten į bariuką, dar kur nors. Bet paskui galvoju, kad aš vis dėlto noriu ir kaupėsi ir
kažkada ateina tas momentas, kad sunku jį apibūdinti, kada labai mažai trūksta, bet galų gale vat pildosi ir užsipildo. Pasiekia tą momentą, kad tu nusprendi viskas, dabar vat reikia kažką padaryti. Ir ten tiesiog aš susikroviau kuprinę, pasiėmiau dviratį ir lipau į traukinį, važiuoju į Ignaliną. Va. Iš tų tavo kelionių didžioji dalis jų po Lietuvą, ne po Lietuvą kaip? Dažniausiai po Lietuvą, į užsienį pakankamai retai, bet po Lietuvą jos tokios trumpos, pavyzdžiui, savaitgalį. Įsimintiniausios? Įsimintiniausios. Ką darai tokia, kur prisimeni, išskirtiniai patyrimai, magiškas akimirkas? Magišką akimirką galėčiau paminėti Lietuvoj. Tai iš tikrųjų, kai aš atsikėliau 6 valandą, 5 valandą iš ryto miške. Ir tai yra... Vienas? Jo, vienas. Netoli Pagirių geležinkelio stotelės. Ta Pagirių geležinkelio stotelė yra labai įdomi, nes jeigu pažiūrėtume į žemėlapį, tai yra miškas ir per vidurį stotelė. Tai va, ir rytas buvo labai gražus, todėl kad, matai, iš visų pusių miškas, eina toks geležinkelis ir ten toli matosi toks rūkas kyla. Matai, kaip atvažiuoja traukinys, 6:05 turėjo atvažiuoti, tiksliai, 6:05. Tai tokia... Aš čia nupasakojau vaizdą, bet iš tikrųjų tai yra toks ypatingas pojūtis, tokia aplinka labai įdomi, kur ir žmogaus technologija, tas geležinkelis, ir gamta, ir viskas taip susilieja ir labai smagu. Geras. Tokiu būna akimirka. Geras. O kai tu miegoji palapinėj? Taip. O nuėjimas miegot buvo baisokas ar ne? Vis tiek sutemsta, tu vienas. Savotiškai baisokas. Iš tikrųjų, bent jau kiek esu girdėjęs visokių pasakojimų ir istorijų, tai blogiausia yra, kai aplinkui daug žmonių. Jie ten gali ateiti, ten dar kažką, bet ten iš tikrųjų nebuvo nieko, todėl nebuvo labai baisu. Aš esu irgi miegojęs vieną kartą naktį miške vienas, be palapinės. Mano klaida buvo, kad aš įvariau į tą mišką jau sutemus, ieškoti nakvynės su miegmaišiu. Buvo vienas nejaukiausių dalykų mano gyvenime. Ta prasme, aš nesakau, kad aš to niekada nekartočiau, nes tikrai įdomu ir tikrai tu prisimeni. Bet kai tu eini naktį per mišką ieškoti miegojimo vietos, tai yra labai didelis skirtumas, negu tu ateini dar šviesoj, įsikuri vietą ir leidi toj vietai sutemti aplink tave. Tai jo, įdomus patyrimas irgi. Ir atsiminiau vieną variantą su traukiniu ir miškais. Mes dviesi keliavom su mano grupiokė pasivaikščioti Varėna Marcinkonis, taip, nuo Zervynų iki Marcinkonis, pėsčiomai. Ir ėjom ratą ir atgal sugalvojom, kad eisim. Ir buvo žiauriai daug sniego, labai gražu, prisnygė, baltas kelias toks, visas baltas, automobilių praktiškai nėra ir yra tiesiai išvalytas. Mes einam per jį, laimingi išsišėpę, valom kažkokius sausainius, geriam arbatą, nueinam iki Marcinkionų, suprantam, kad wow, dar dafiga laiko mes turbūt spėsim pareiti iki Zervynų atgal. Ir mes einam per kitą pusę, pasižiūrim į žemėlapį, kažkokie takeliai yra, viskas gerai. Einam ir nėra ten jokių takelių, ten viskas užsnigta, miško keliukai, ten nieks nevažinėja. Mes klampojam iki kelių, nežinau, 2,5, gal 3 valandas, nežinom ar ten einam, pradeda tempt ir galų gale išeinam, aš žiūriu į laikrodį, viskas, dabar reikia bėgti. Ir mes išeinam į tas Zervynas visiškai iš kitos pusės, aš pradedu bėgti, bėgu, visas, dabar galiu. Išbėgu ir aš nežinau, ar aš jį mačiau nuvažiuojant, ar aš supratau tiesiog, kad viskas jis nuvažiavo. Jis nuvažiavo. Ir Zervynų stotelė yra labai panašiai kaip tavo Pagirių. Aš žinau stotelė. Yra tokia pabetonuota aikštelė, vienas žibintas, oranžinis ir miškas. Viskas, bėgiai ir miškas. Bet tas oranžinis žibintas man jis tokia civilizacija, kad man net nebesusiriša galvoja, kad nuvažiavo ragas ką daryti. Man wow, seniai, viskas gerai, aš geriu vandenį ir tokia euforija. Ir blumti išjungė tą žibintą. Ir tamsu. O traukinys buvo paskutinis ar dar? Paskutinis. Jo, ir mes ėjom paskui kažkur 5 kilometrus iki kelio Marcinkonis Varėna, visiškai per juodą mišką, dviese su mergina.
Buvo vienas iš išskirtinių patyrimų. Jo. Tai kažkur, kur mes ir dabar baigėm? Tu pasakojai apie pagirius. Apie pagirius, ne apie pagirius, apie pagirius. Taip. Ar buvo dar kokių? Tai žinom, labai daug. Jo, bet tiesiog dar kokį vieną įdomų, kurį norėtum pasidalinti. Na, galbūt norėčiau pasidalinti apie kelionę į užsienį. Pavyzdžiui, vienas labai įdomus patyrimas buvo, kur buvau Islandijoje, susigalvojau nuvažiuoti į tokią salą. Ten mane tie Islandai vietiniai klausė, kodėl tu ten važiuoji, tai neįdomu, nieko nėra važiuoti. Bet aš tiesiog norėjau į salą, kuri yra fjordo viduryje. Tai aš nuvažiavau į tą salą, pagal žemėlapį ten turėjo būti takeliai, bet aš važiavau žiemą, tai ten buvo atvažiuoji, viskas užsnigta, nėra jokių takelių, nieko. Nu, tai aš ten daugmaž ten apėjau, bet vieta pati buvo labai graži. Ten pačioj aukščiausiai salos vietoje aš tiesiog stovėjausi ir sukausi aplinkui ir žiūrėjau, koks yra jausmas būti saloje, kuri yra fjordo viduryje. Tai tu matai žemę, ne? Taip, aš matau salą, už to salos yra vanduo, už to vandens yra fjordas, tai yra labai status kalnai. Ir labai įspūdingas vaizdas, tikrai toks panoraminis, 360 laipsnius, toks sukies ir žiūri visą laiką, labai įdomu. Geras. Va čia iš tokių užsienio. Super, tai prieš judant toliau dar porą klausimų apie tai, kaip sakyti, kas tave formavo ir kas tau nutiko pakeliui iki ateinant iki gyvenimo dizaino laboratorijos. Tai vienas dalykas, kas mane domina, tai yra genijaus etapai. Yra vietų, kai tu tiesiog pavarai daug geriau negu tu tikėjaisi. Kai tu plavinėjai, biški šūdamai, biški mokaisi ar dirbi, ar kuri. Ir staiga, bum, kažkas vėl nutinka ir tu susifokusuoji ir tu gauni žiauriai gerą rezultatą per trumpą laiką. Ar yra kažkas panašaus nutikę tavo gyvenime? Nu, tokių ypatingai gerų rezultatų ir pasiekimų. Tai gal tu šiaip nuolat gerai važiuoji? Bet vienas yra, vis dėlto galiu pasidalinti. Tai yra susijęs su universitetu ir magistrinio darbo rašymu. Na, magistrinis darbas taip duoda tam temas, tu ten išsirenki ir rašai kažką. Bet aš paėmiau ir sugalvau temą pats. Tai yra apie maisto gamybos paklausą ir pasiūlą visam pasaulyje. Tai irgi tokia tema niekas nerašė pas mus, aš susigalvojau pats ir pradėjau rašyti. Ir man tai pasidarė labai įdomu, nes iš tikrųjų toks labai filosofinis klausimas. Tai dabar ar mes gyvename gerovėje, pertekliuje, ar mes vis dėlto skrustame. Nes čia visokių gali išgirsti, kad pasaulis ritasi į bedugnę, arba kad čia progresas, tai kaip yra iš tikrųjų. Ir va tas klausimas mane taip vežė ir aš taip rašiau ir ten bėda buvo ta, kad dėstytojai net nelabai suprato, ką aš ten rašau, kodėl rašau. Ten buvo tokių netgi metodologinių klausimų ir netgi matematinių buvo, nes ne visi suprato, ką aš ten skaičiuoju. Ir už pirmą dalį aš iš viso gavau 5, nu 5 jau kaip ir išlaikyta, bet vis tiek. Ir man jau buvo visiškai nebeįdomu tas pažymys, nes aš norėjau atsakyti į tą klausimą. Tai kaip yra, ar gerovė, ar vis dėlto nepriteklius. Ir galutinis rezultatas buvo tas, kad vis dėlto man parašė pažymį 9, bet komisija, jau kai išklausė mano visą prezentaciją, vis dėlto parašė 10. Wow, tai čia šuolis buvo dvigubas. Jo, tai čia buvo visiškai dvigubas šuolis ir aš manau, kad dalis to šuolio atsirado iš to, kad man jau ten tas pažymys nebelabai rūpėjo. Geras, tau tiesiog tikrai rūpėjo rezultatas. Jo, tikrai rūpėjo rezultatas. Rezultatas yra tas, kad mes iš tikrųjų gyvename pertekliuje. Tiesiog jis netolygiai paskirstytas. Smagu girdėti. Tai čia buvo tavo kursinis? Magistrinis darbas. Paskutinis dalykas, ką aš nuveikiau universitete. Geras. Žiauriai įdomi tema, man labai aktuali. Aš pats šitos dalykus irgi dėlioju savo galvoje ir kaip tik dabar rašau savo elektroninę knygą, manifestą, kuriame vienas iš dalykų yra šitas. Tai dar tave... Galėsi pacituoti. Taip. Jo, labai įdomu ir išsprūsta iš karto visi sekantys klausimai. Genijaus etapai. Aš labai pats norėjau pasigirti, nes esu turėjęs kažkokį panašų. Mano genijaus etapas tai buvo toks. Aš įstojau į architektūrą
Iš antro karto labai apsidžiaugiau, kad įstojau. Man atrodė, kad wow, atsivėrė vartai, aš patekau į kažkokį elitinį ten, žinai, klubą, bendruomenę, eik savo čia visą ką. Ir nesimokiau visiškai pirmus metus. Bėgiojau po miškus, organizavau vakarėlius, kažką ten dariau, labai gerai. Ir pirmo semestro, tai yra antro semestro, pirmo kurso pabaigoje nusimokiau tiek, kad reikėjo mokėti už mokslą. Bet to paties pirmo kurso pabaigoje buvo maketavimo užduotis, erdvinė kompozicija. Turėjai primaketuoti dafiga, 7 skirtingus maketus, kur tu praktiškai ganėtinai laisvose ribose maketuoji, ką nori. Ir aš pradėjau jausti, ten paskutinę naktį dirbu, žinai, dirbu ir pradėjau jausti, kad wow, gali gautis kažkas gražaus. Tikrai gali gautis čia kažkas gražaus, bet nesigaus. Nes nepalikau savo laiko. Tik dėl to nesigaus, nes nepalikau savo laiko. Ir tada nuo antro kurso pirmo semestro pas mane kažkas susijungė, aš pradėjau mokytis. Aš projektavau, maketavau, eskizavau kalną, nežinau, aš ten per pirmą semestrą, kai reikėjo suprojektuoti vieną namą, aš turbūt suprojektavau 3. Ir dėstytojai tada tau pradeda sakyti, kad tu gabus architektūrai, tai tave dar labiau pastiprina ir gavas taip, kad antro kurso pabaigoje, už metų, aš buvau studentas numeris 1. Ne dėl to, kad aš to siekiau, dėl to, kad aš buvau vėl. Man visiškai nerūpėjo patys pažymiai, bet aš buvau taip pasinėręs ir aš matydavau tas visas erdves, galimybės, įsivaizduodavau, ką žmonės veiks tose pastatuose, kuriuos aš suprojektuosiu. Nesvarbu, kad jų niekas nestatys, bent jau tame etape. Tai irgi buvo labai įdomus toks visiškas susifokusavimas. Tai labas, mes grįžtam po pertraukėlės. Ir toliau judam. Tema yra labiau gyvenimo dizaino laboratorijos kursas Atgauk savo tikrąją galią. Tai dar kartą, kokie buvo lemiantys veiksniai, kodėl būtent tu atėjai tenai? Kaip priėmi sprendimą? Ne, abejoji, gal eit, gal eit ir tada bum. Visų pirma, tai sprendimui buvo mažai laiko, todėl kad buvo pasakyta, kursas prasideda už savaitės. Tai tada neturi daug laiko dvejoti ir tada tiesiog arba tu bandai kažką tai arba pabandai, arba nepabandai. Tai aš pagalvoju, pabandysiu, pažiūrėsiu, kas gausis. Ir iš tikrųjų, aš galvoju, kad gali gautis kažkas tokio, kad aš ten pradėsiu kažką naujo įdomaus daryti, galbūt man pavyks, kažkokio tokio įkvėpimo, galbūt netgi pastumėjimo, kažkokio kryptimi. Tai laiko apribojimas buvo vienas iš stipresnių faktorių, ne? Laiko apribojimas iš tikrųjų kartais jisai sutrukdo, nes, pavyzdžiui, galbūt ten už savaitės esi kažką tai susiplanavęs ir tiesiog negalėtum. Bet kartais jisai kaip tik padeda, žinai, kad reikia apsispręsti per savaitę. Ir tada sprendimas tiesiog greičiau priimamas, mažiau laiko tam sugaišti. Jėga. Tai dabar jau daugiau kaip pusė viso kurso praėjo. Liko maždaug apie mėnesį, pusantro mėnesio iki palaikymo pabaigos. Tai kai žvelgi atgal, ką labiausiai prisimeni? Kas pirmiausia iškyla atminty? Pirmiausia, tai iškyla, sakyčiau, visa ta auditorija, kuri yra visi tie žmonės, su kuriais mes bendravome. Nes vėlgi, vienas iš tų labai svarbių veiksnių, apie kurį aš pagalvojau, galbūt nesąmoningai pagalvojau, nes buvo mažai laiko galvoti, bet tai buvo žmonės, su kuriais aš susitikau, kad jie patys yra įdomus, nes jie irgi kažkur keliauja, kažkur eina. Ir va šitas kursas yra tiesiog žingsnis jų kelyje. Ir čia mes iš skirtingų kelių atėjom, čia susitikom, mes tą vieną žingsnį žengiam ir toliau gal su kuo eisim kartu toliau, gal kažkas išsiskirs kitur, bet šiuo momentu mes esame visi kartu ir judam į priekį. Tas ir yra smagiausia. Ir vienas kitą palaikom, ta prasme nėra, kad ką tu čia nesąmonę darai, nedaryk. Va tas yra faina. Aš pats turėsiu penktadienį, čia rytoj, turėsiu daryti pristatymą Hubcamp'e, 15-20 minučių. Irgi paprašė tiesiog papasakoti, ką mes darom, kas ten yra įdomiausia, svarbiausia, vertingiausia. Ir aš vakar sukau galvą, vaikščiau ratais. Bet maždaug 3 dalykai išsikristalizuoja ganėtinai greitai ir vienas iš jų yra būtent, kad tai yra tavo palaikymo tinklas. Ir aš vis pradėjau galvoti, kad kiek tai yra svarbu, kad tavo šeima, draugai, draugų draugai, kad tarp jūsų būtų kuo aiškesnė komunikacija
kuo skaidresnė, kuo lengvesnė ir kad nebūtų tokio, žinai, kaip krabai yra istorija, žinai. Vienas bando išlipti iš kibiro, kiti tempia į žemyn. Tai kad būtų atvirkščiai, kad netemptų žemyn, bet kad būtų, kad tu gali bandyti visokius rizikingus dalykus. Rizikingus, kurie, tai nereiškia, kad tai jie nepaskaičiuoti turi, bet tu gali eiti daryti tai, ko nori, nesvarbu, kad tu bijai, visus mus laiko baimė kažkur, ne? Bet kai tu žinai, kad yra tas tavo draugų, pažįstamų, mentorių, bendražygių tinklas, tu žinai, kad tu gali kristi ir kad jie tave pagaus, ne? Nu, tokia metafora, sakykime. Šitą metaforą tai iš tikrųjų labai dažnai, aš, pavyzdžiui, apie rytų filosofiją truputį pasiskaitau. Tai, pavyzdžiui, budistų tikėjime yra labai svarbus dalykas bendruomenė. Vienas iš 3 esminių dalykų. Kad jeigu yra bendruomenė, tai jinai tave palaikys, kad tu neiškryptum iš kelio, visada tau padės, palaikys. Tai čia irgi gaunasi tas pats, kad mums iš tikrųjų reikalinga ta bendruomenė, kuri mus palaiko. Jo, ir labai įdomu, kad pas mus labai dažnai netgi šeimose mes taip nesusikalbam. Nu gerai, čia gal nėra bendras absoliutas, ne? Bet taip nesusikalbam. Aš kažką noriu daryti, kiti nežino, nesupranta kodėl, siūlo savo variantus, tu nedaryk taip, geriau daryk taip. Ir visi gyvena savo mažose gardelėse, taip ir neįsileisdami ir nepalaikydami ir neišsiaiškinami, kodėl tu to nori daryti. Tai ko būtent tu nori, kodėl. Gerai, varyk, ne? Ir papasakok, kaip ten tau sekas pakeliui. Prieš ir po, ar ne? Kas pasikeitė, jeigu pasikeitė? Gali atsekti kažkokių veiksmai, mintys, jausmai, išoriai, viduj? Na, iš tikrųjų, dar nepasibaigė, dar viskas vyksta. Sakykime, galbūt daugiau tokių konkretikos įnešta, nes iš pradžių mes turėjom tos užsiėmimus tokius teorinius, kur mokėmės, kas yra neuroasociacijos ir panašus dalykai. Lyg ir žinai, lyg ir supranti, lyg ir girdėjai, bet va, taip pačiam prisėsti ir perskaityti nuosekliai tą visą dalyką, šito nepadariau. Neprieina rankos. Jo, neprieina rankos, galbūt kažką ten kito darai. Ir čia iš tikrųjų parodyta, kaip tas mūsų vidus sukasi, kokie ten krumpliaračiai veikia, kokiu būdu. Tai va tas irgi labai gerai. Kitas dalykas, tai vėlgi tie žmonės, su kuriais susitinkam, ten aš matau, kad kai kurie ten jau turi ir planų, kad ten kažkokias tai bendras veiklas daryti ar kažkas kitokio, tai galbūt irgi ten kažkur bus galima prisidėti, nu bet čia nežinau. Na ir dar toks dalykas, aišku, kad mes darom savo legendinius projektus. Tai vėlgi, turim tam tikras instrukcijas, kaip reikia daryti, kad ten, pavyzdžiui, ten vieną kartą ryte ten pažiūri, ką gali padaryti, vieną kartą vakare. Ir vėlgi, kai aš gavau tą instrukciją, tai aš pagalvojau, kad aš čia taip nedarysiu, aš geriau darysiu kitaip. Ir tada man prisiminiau tokį posakį, nepaminu iš kokio filmo, bet pasakyta buvo taip, kad jeigu tu žinai, ką daryti, tai tau nereikalingas mokytojas. Tai aš pagalvojau, kad jeigu aš noriu kažką tai išmokti, aš geriau tada darysiu taip, kaip pagal instrukciją ir pažiūrėsiu, kas gausis. Tai va, tai irgi atsirado, sakykime, tokia nauja instrukcija, toks naujas ritualas, kad ten šito pasižiūri, ką reikia padaryti, vakare pasižiūri, ką reikia padaryti. Irgi galbūt tai bus galima pritaikyti daugiau įvairių sričių, bet irgi toks ne tik teorija, bet prisivertimas pritaikyti, tai ką žinai. Tas irgi yra labai gerai. Žodžiu, varai kaip Bruce Lee. Nu dar ne. Žinoti nepakanka, turi taikyti. Ir iš tikrųjų dar tas dalykas, kurį pačiam gal yra sunku padaryti, tai yra tie mūsų pratimai su vizualizacijom, kuriuomis bandydavom kažką tai įsivaizduoti, o šitie dalykai. Su tuo visų įvedimu, pasakoju. Supratau, kai tu jau būtent įsivaizduoji tą legendinį projektą, kai jis jau yra, kaip tai atrodo, kai jis jau baigtas? Sakyčiau, ne patį legendinį projektą, nes man asmeniškai tai jį labai sunku įsivaizduoti. Aš jo taip ir neįsivaizduoju, kaip viskas atrodys pabaigoje. Bet visi tie kiti dalykai, kur būni, kai jautiesi gerai, kokius matai vaizdus, va šitie dalykai. Supratau. Ir vienam, kai būni namuose, tai yra sunkiau padaryti. Bet taip, galbūt pradėti buvo sunku, pats atsisės ir pradėsi galvos, kaip čia dabar reikia padaryti. Čia pasako, jau tada gali ir namie bandyti. O kai taip vienas, tai nepabandysi. Bet po to tu bandėjai namuose, ar ne? Nu, mėginau. Kažkaip gausi. Nu, taip. Supratau. Kaip pristatytum Atgauk savo tikrąją galią kursą žmogui, kuris nieko apie tai nežino? O priklauso nuo žmogaus. Nes dažnai būna tokių žmonių, kurie
kuriam supranti, kad jam nebūtų įdomu, o tai kam čia eiti, tai ką Jo, čia tai gal darysi. tada pirmesnis klausimas yra, kam rekomenduotum? Tai iš tikrųjų rekomenduočiau galbūt tiem žmonėm, kurie galbūt dar nėra tame kelyje, kurie ten kažko ieško ir pasakyčiau, kad čia iš tikrųjų nueisi ir tau pasakys, kaip viskas yra, duos kažkokius instrumentus, sakykime, tas vizualizacijas, tas aprašymus visus, ką tu gali daryti ir kad kažko pasiektų. Aišku, labai svarbu yra tada pasakyti, kad žmonės šitą praėjo ir jie dabar daro tą ir tą, čia irgi, kas jie buvo prieš tai ir ką jie daro po to. Galbūt tai motyvuotų žmonės. Nes tiesiog yra tokių žmonių, kuriam visi kursai įdomus, jie visur eina ir ten visur dalyvauja, vis išmoksta naujų dalykų, tai jiems tiesiog pasakysiu, o čia gyvenimo dizaino laboratorija, kaip fainai skamba pavadinimas ir jau gerai. O sakau, yra tokie žmonės, kurie patys neis, iš tikrųjų, jas reikia atsivesti už rankos, galbūt taip. Arba rasti svertų. Rasti kažką, kas yra šitame kurse ir kas pas juos sukelia, sakykime, tokį vidinį rezonansą, kad čia man kažkas tai patinka tenais. Galbūt taip. Tai gerai, galėtum įsivaizduoti porą savo draugų, ar vieną savo draugą, kuriam būtų verta ir ką tu jam sakytum? Sunku sugalvoti, ką aš sakyčiau. Aišku, pasakyčiau, kad susitikti su daug įdomių žmonių. Jo, čia tavo akcentas. Šiaip mano irgi. Čia akcentas iš tikrųjų. Ir galbūt suprastų, kad visi tie dalykai, tas motyvacinės priemonės, savęs motyvavimas ir panašiai, nėra jokia mistika iš tikrųjų. Tas mokslinis pagrindimas, straipsnių citavimas irgi yra labai svarbu, galbūt tai akcentuočiau. Nes žmonės truputį bijo tos mistikos. Ai, čia kosmosas kažkoks, tai čia sektantai. Galbūt bandyčiau taip racionaliai iš tikrųjų pagrįsti. Supratau, jėga. Straipsnių citavimas. Taip, mes turim daug mokslinių straipsnių savo temų pagrindimų. Ir pabaigai. Klausimas, vaizduotės pratimas. Jei nuspręstum nuo šiol kas 5 metus daryti pasinerti į vis kažkokią naują veiklą, ne? Dabar dirbai, sakykime, dirbai čia tame fainame ofise, finansinį darbą, bet nusprendai, kad viskas dabar nupjaunam. Buvo labai smagu, susirinkau ofigeną patirtį, užmezgiau ryšį su fantastiškai žmonėm. Dabar darysiu kažką visiškai kitą 5 metus. Kokie variantai popteli mintise? Ką norėtum daryti? Gerai, pirmas. Tai mano legendinis projektas yra tinklaraščio rašymas. Tai, sakykime, tam tinklaraščio reikia medžiagos. Medžiagą galima susirinkti skaitant knygas ir renkantis kažkokias patirtis. Tai, sakykime, koncentruotis į tinklaraščio rašymą ir daryti viską, kas naudinga tam tinklaraščiui. Vienas dalykas. Ir tai gali būti bet kas. Labai daug įvairių skirtingų patirčių, dalyvauti ten, daryti tą, savanoriauti, dar kažką. Asmeniniai eksperimentai. Jo, asmeniniai eksperimentai kažkas tai tokio. Tai čia bilekas iš tikrųjų. Kitas, pavyzdžiui, susikraut daiktus ir važiuoti ten į kokį nors, vienuolyną. Budistų. 5 metus. Jo. 5 metus. Jo, pagyventi ten, tada grįžti ir kaip atrodytų pasaulis. Abu galim sumiksuoti. Esu vienuolyne ir rašau tinklaraštį. Galbūt, jeigu ten yra internetas, gal ir galima. Trečio nežinau. Dar nesugalvojau. Jo, geras. Dar reikia pagalvoti. Aš iš tikrųjų irgi pats, aš žinau ateinančius 5 metus, ką darau. Tai yra tai, ką darau dabar, gyvenimo dizaino laboratorija. O po to iš tikrųjų nesu tikras, bet tiek daug variantų popteli man. Vienas iš jų yra tiesiog kurt muziką. Aš visiškai esu analfabetas muzikos kūrime, aš, gerai, kažkaip gal sudėliočiau ten iš penklinės ką nors. Man čia praeitas etapas, aš kūriau muziką vienu metu. O, va, matai, geras. Duosi paklausyt? Galiu, bet šiaip niekur nepublikavau, nes taip ten pakūriau. Vaitau, kad nelabai gaunasi ir tiesiog nutraukiau. Aha. Super, vis tiek atsiųs. Gal panaudosim garso takelį. Gerai. Nu. Taip. Ir paskutinis klausimas, uždaryti šitą mūsų
video pusrytį, tai yra tradicinis. Kas tau yra autentiško gyvenimo dizainas? Ką tau tai reiškia? Autentiško gyvenimo dizainas. Na, galbūt tas dizainas toksai žodis, kuris turi tokią prasme, kad tu atsisėdi, kažką sugalvoji ir tada vykdai. Bet ne visada tai būna. Nes sako, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Ne visada viskas įvyksta. Tai galbūt tas autentiškas, tai reiškia, kad tu iš tikrųjų pats renkiesi savo kryptį ir pats galvoji, ką aš darysiu rytoj. Arba už 5 metų. Arba už 5 metų, arba už 10 metų, kur aš būsiu. Ir iš tikrųjų pats iš savęs bandai atrasti tą savo kelią. Ir eini ir pats darai kažkokias tai klaidas, iš jų mokaisi, judi toliau. Sakykim taip, bet nėra taip, kad ten turi kažkokį griežtą planą, už 10 metų būsiu ten ir ten. Ne, tai labiau yra tokia kryptis, kai pasirenki kažkokią tai savo, netgi ne kryptis, o judėjimo būdas, kaip aš judėsiu link tenais. Ir jeigu tavo gyvenimo tikslas yra judėjimas, tai tu savo gyvenimo tikslą gali pasiekti kiekvieną dieną, judėdamas tuo būdu. Geras. Neatidėti, kad aš būsiu laimingas, kai nutiks X, Y ir Z. Jo, aš ten dirbsiu sunkiai, sieksiu to ir to ir va, jau tada bus gerai. Ir iš tikrųjų tu turi pasirinkti judėjimo būdą, kuriuo tu judi. Ir kuris tau teikia pasitenkinimą. Jo, ir kuris teikia pasitenkinimą. Super, labai geras. Labai geras. Kažkas tokio. Dėl dizaino, tai labai įdomi apibūdinai. Aš dizainą apibūdinu kaip mokslas ir menas. Tai yra mokslo ir meno junginys. Ir tai yra man ganėtinai tiksli sąvoka. Turbūt daug kas, ne tik dizainas yra mokslas ir menas. Pavyzdžiui, architektūra irgi yra taip pat mokslas ir menas, bet tarkim kitokiems objektams. Ir dizainas ar architektūra, iš tikrųjų aš nežinau, kuris labiau netgi tinka, bet dizainas labiau skamba, plačiau naudojamas. Atrodo mažiau toks mistiškas ir, žinai, uždara teritorija. Architektūra toks labai jau pastatai, namai. Dizainas labiau mobilus, ne? Tai mokslas ir menas, kai tu žinai principus, jie yra moksliniai principai, jie tiesiog veikia. Tu negali juos ignoruoti ir jiem nepaklusti. Jie tave veikia nepriklausomai nuo to, ar tu juos žinai, ar ne. Ir tada kitas dalykas yra, kaip tu juos taikai. Ir čia prasideda meno dalis. Kaip tu juos susidėliosi, kad jie veiktų tavo ir kitų žmonių naudai labiausiai, efektyviausiai. Tai labai ačiū tau, kad atvarei čia. Ir už ką. Labai smagu buvo. Su mumis buvo Martynas, čia Linas, gyvenimo dizaino laboratorija, video pusryčiai. Jau kitą savaitę su sekančiu svečiu, greičiausiai kad Aurelija. Iki kito karto, o kol kas būk nerealus.